Mano rankose viena iš Samsung naujovių. Ne, mano rankose pieštukas iš ties. Naujovė slepiasi už pieštuką. Taigi viena iš įspūdingiausių šių metų Samsung naujovių, kurias dabar jau turim savo rankose, Samsung Galaxy Fold 7 telefonas, kuris, kaip matote, telpa už pieštuko. Dar nėra tai buvę, kad gamintojas per metus nurėžtų daugiau nei ketvirtadalį savo telefono storio. Bet tai ne vienintelė Samsung naujovė, kurią dabar jie pristatė, dar yra du flip telefonai. Samsung Galaxy Flip 7 FE, pigesnis, paprastesnis variantas tiems, kurie taupo, ir Samsung Galaxy Flip 7. Tikrai labai smarkiai ir labai protingai atnaujintas modelis. Tik tai suplonėjo telefonas ir viskas? Ne tik palieknėjo. Abiejų ekranai paplatėjo. Pavyzdžiui, jame rodoma klaviatūra irgi patogesnės formos, dabar lengviau pataikyti į raidės renkant tekstą. Taip pat paplatėjo ir Flip 7 ekranas, atlenkus. Jis išties visiškai įprasto telefono formos ir naudotis juo daug patogiau. Galinis Flip 7 ekranas taip pat gerokai padidėjo, jis dabar yra 4 colių įstrižainis, jame galima paleisti daugybę programų ir naudotis telefonu tiesiog jo nebeatvertę. Fold 7 vidinis ekranas taip pat padidėjo, jis dabar 8 colių įstrižainis, kiek kitokios formos ir beje, jį saugantis lankstus stiklas šiais metais dvigubai storesnis, todėl lenkimo linija dar mažiau matoma. Gerai, tai jeigu telefonas taip suplonėjo, tai reikėjo kažką atimt, nežinau, bateriją sumažinti? Ne, atvirkščiai. Samsung Galaxy Fold 7 baterija liko tokia pati, 4400 mAh, o Flip 7 baterija gerokai padidėjo, dabar jinai 4300 mAh. Aišku, palaiko belaidį ir laidinį įkrovimą, gali įkrauti kitus įrenginius ir užbėgdamas už akių noriu pasakyti, kad taip, procesoriai čia taip pat yra aukščiausios klasės tikri flagmanų. Šis telefonas turi Snapdragon 8 Elite. Palapa, Arnoldai, supratau, gerai, tai procesorius labai geras, ekranas labai geras, tu man geriau papasakok apie jo kameras. Taip, kameros pagerėjo. Foldas gavo lygiai tokią pačią galinę kamerą, kokią turi Samsung flagmanas Galaxy S25 Ultra. 200 megapikselių raiškos pagrindinė kamera gali tikrai labai daug ir nuotraukos labai kokybiškos. Taip pat ženkliai pagerėjo ultra plataus kampo kamera, makro fotografavimas ir, kas įdomiausia, asmenukių kamera. Ši asmenukių kamera, čia vis yra dvi, yra 10 megapikselių raiškos, na, o vidinė asmenukių kamera. O, tu čia. Taip, labas, aš tai čia jau seniai laukiau. Nes apie tą vidinę kamerą. Tai taip, vidinė kamera yra dabar nebesislepia po ekranu, tačiau yra kur kas geresnės raiškos. 10 megapikselių vietoj buvusios 4 megapikselių vaizdo skambučiam, tai turėtų būti daug geresnė kokybė. Kaip aš atrodau? Gerai? Puikiai atrodai, žinok, galiu tavo kiekvieną plaukelį tavo suskaičiuoti. Na gerai, tai tiek apie asmenukių kamerą, dabar palauk truputį. Palauk čia. Galaxy Flip 7 kameros taip pat gavo naujų funkcijų, yra naujas ProVisual Engine, kuris smarkiai pagerina nuotraukų kokybę, geriau matosi smulkios detalės, taip pat gali filmuoti 10 bitų HDR režimu. Na ir kokia šiuolaikinio telefono apžvalga be dirbtinio intelekto galimybių paminėjimo. Taigi, Gemini dar patobulėjo. Dabar jisai, pavyzdžiui, veikia Flipo galinėme ekrane, be jokių problemų gali naudotis. Kita naujovė, kurią turi Gemini, galimybė generuoti vaizdo klipus. Sugeneruok man vaizdo įrašą, kuriame skrenda katinas mojuodamas savo 6 sparnais per džiunglės. Na ir dar viena Gemini funkcija, kuri tikrai patiks visiems, dabar jisai gali matyti tai, ką rodo telefonas ekrane. Taigi galime filmuoti su kamera arba rodyti kokią atsisiųstą vaizdą bei klausinėti dirbtinio intelekto apie jį. Ir dabar aš užduosiu klausimą, kuris mane kankina visą šį pokalbį. Tuoj, Lukai, pozuok. Jūsų draugas atrodo tikrai stilingai su ta skrybėle. O kokią jis muziką turėtų groti, jeigu tokią kepurę nešioja? Na, jis gali groti country muziką, roką ar net pop muziką. Svarbiausia, kad jam patiktų tai, ką jis daro. Na tai va, paklausiau apie tavo kepurę, jisai meluoja, kad jinai tau tinka, bet labai nuoširdžiai meluoja. Bet jisai galvoja, kad tu country muziką groji. Aš pasakiau, tu keliauji po Lietuvą groti muzikos, jis sakė, jis gali groti country, gali roką ir pop muziką gali groti. Bet svarbiausia, kad jam patinka, ką jis daro. Matai, toks. Tiesa, patinka. Ir country muzikos net sakyčiau pagroti. Ir ačiū už komplimentą, perduokim. Lieka tau tik užbaigti savo išvadas apie visus telefonus, kuriuos šiandien pristatėme, nes tu žinai svarbiausią dalyką. Geriausias dalykas, kad visus šitos telefonus jau galite įsigyti tiek Tele2 salonuose, tiek Tele2 LT.